Sveiki visi, tai vėl pirmadienis, vėl pritupimai. Tai šiandien pamiršau pasimt antkelius, tai kaip matot, tupu be antkelių, tai keista labai tupt, kažko atrodo trūksta, nedrąsu, biški baisu ir dėl kelio, bet šiaip visai pusę velnio tupas, tai ant 170 jau užsidėjau bintus. Ir tada dar prasėjau 190. Irgi porą serijų, po 8. 109 jau jaučias, kad svoris, atpratęs nuo tokio svorio. Tai bet šiaip visai neblogai tupas. Truputį yra klaidelių, minimalių tokių visokių. Bet labai neįprasta su bintais tupt, tai dabar, manau, pradėsiu tupinėti kas antrą savaitę su bintais. Nes kai bus sunkesnė treniruotė, truputį keliam, manau, bus geriau. Ir plius vis tiek, jeigu būtų rungtis prie tupimų, tai leidžiama bintai, visą laiką su bintais daro galiūnai. Bent jau kiek matydavau, todėl, manau, bintai tikrai nepamaišys. Plius apsaugosiu šiek tiek kelį ir nemanau, kad kažką prarasiu, o gal kaip tik dar ir sustiprėsiu dar labiau, nes svoriai bus didesni. Aišku, ne kosmosas, bet kažkiek tikrai bus didesni. Labą vakarą, draugai. Kokios naujienos? Tai antradienį nesportavau. O kodėl nesportavau? Nes sirgau. Biškį akį, palaukit, neišti. Po pirmadienio, žinokit, baisiai kojas skaudėjo. Matyt, svoris padidelis buvo 109. Tai vat ir pradėjo kabintis kažkokią ligą. Kaip ir iki galo neprisikabino. Aišku, ten jaučias galva skauda, kažkas ne to, bet temperatūros kaip ir dabar nėra, viskas tvarkoj. Sloga buvo ale prasidėjus, bet irgi taip pukš po biškį ir ale kaip ir dingo, kaip ir biškį ale kažkas yra. Ketvirtadienis, sunkus rastas, dabar jau yra 9 valandos, po 9 biškį. Tik vat atvariau į salę, nes kitaip nesigavo. Ir darysim rastą. 112 kilų turėtų būti pagal planą. Galima dar pasidžiaugti. 200 subų. Ačiū visiems, kas subinat. Tai tikrai nudžiugina. Tai vat geras naujienas. Judam rinktis ir sportuojam. Šimtas du. Blemba, šiaip nebuvo lengva. Jaučias, kad kūnas kažkoks dar pavargęs. Liga kažkokia biški. Kabina ir galva skauda, kaip neįprastai, šiaip jau gal kokias 2-3 dienas. Galva skauda kiekvieną dieną ir taip nesmarkiai, bet spaudžia visą laiką. Bet kūnas labai kovoja turbūt, arba lengva kažkokią formą. 102 dabar buvo, dabar dedam 112 ir žiūrim, kaip čia eisis.
nesitikėjau, kad bus taip sunku iš tikro, nes va dabar ką tik padarius, vėl jaučiasi kelis. Svoris biški didesnis, biški daugiau spiriuos iš kojų ir viskas, ir kelis jau jaučiasi. Nu bet nieko, greitai aprims vėl. Svarbiausios uždegimo kokios stipraus nepasigaut, kad nesitęstų, nes dar sezonas net neprasidėjo, man jau skausmai keliai suvaryti, silpnesnė vieta pas mane, tai nieko labai ir nepadarysi turbūt. Draugeliai, mėly mano, nepykit, bet neparodysiu toliau mesnės treniruotės, nes nėra kaip filmuoti, nėra kam filmuoti, plius laiką labai nėra, čia sunku kažkaip primontuoti, pridėti kažkur. Ir šiaip vaizdas būtų nelabai koks, jeigu taip padėjus. Iki susitikimo kitą dieną. Penktadieniukas šiandieną. Ką savijauta, neaišku, kažkokia keista labai šiandien. Žodžiu, varysim salėn, pajudėsim biški, bet šiandien lengvai turbūt. Kad nebūtų po to nesąmonių, tai žodžiu, judam salėn, pažiūrėsim, išeis pasifilmuoti, neišeis pasifilmuoti, nes gali būti, kad daug žmonių bus matyti. Toks buvo penktadienis. Tai 100 PM pasitraukiau porą serijų po 8 ir dar prasėjau 107 vieną seriją, va čia kur matėt, irgi 8 kartus, bet su tiesiom kojom, labiau iš nugaros, nes po ketvirtadienio biškį rasto keliai skaudėjo, tai truputį, sakau, pasaugos. Tai va tokia ta savaitė, judam į kitą savaitę iš karto. Vėl pirmadienis, vėl pritupimai, tai neberodau kitų serijų, tiesiog 108 praėjau, paskutinė serija buvo didžiausių svorio, tai irgi 8 kartai, visai neblogai sakyčiau, judu į priekį, bet čia buvo lengvesni pritupimai šią savaitę. Faktas, biškį krūvio gal ir padauginau, dar po 2 savaičių turbūt darysiu mažiau, su 107 ar kaip, žiūrėsim kaip keliai. Po pritupimų pasidariau tokį kaip akmens kelimą. Imitacija tokia akmens kelimo, tai prisidėjau blynų ant nuo štangos nuėmus tą tokį nesąmonę, kur svorius dėta, nežinau kaip jinai vadinti. Žodžiu, nuėmiau tą daiktą, užsidėjau svorių ir kilau maždaug kaip akmenį. Vis tiek principas labai panašus kelimo. Manau, gal pasiteisins, gal ir ne, matysim. Bet geriau negu nieko, aš manau, tai pasiliksiu su šituo pratimu, darysiu kas 2 savaitę turbūt, per sunkius pritupimus darysiu front squatus tiesiog ir tiek. Tiek iš pirmadienio treniruotės, daugiau nieko labai ir neparodysiu, lekiam prie antradienio. Tai antradienį galiūnų veiksmai ir štangos spaudimas, biški krūtinės, šiek tiek pasilaikiau lagaminus, jau šį kartą po 100 kg. Truputį jau didinu svorius, iš lėto, neskubant, tai nieko čia labai neprikalbėsi. Tada naščius irgi prasėjau, matot paskutinę seriją 340, kaip nešiau, tai irgi nešas visai neblogai palyginus, jaučias, kad tikrai sustiprėjęs nuo praeitą sezoną. Tiksliau dar nesu net formai, galima sakyti, bet jau jėgos jau turiu panašiai kaip praeitam sezone, kažkas panašaus, biški dar silpnesnis, bet manau po mėnesio 2 jau būsiu formoje ir tada tik tai kilsim. Praeitą antradienį treniruotės nedariau, nes sirgau. Tai spaudimo nei kiek nekėliau daugiau, tiesiog su 120 pasispaudžiau, irgi ten gal 1 ar 2 serijas nebepamenu, po 8. Tai tiek iš antradienio treniruotės. Judam į ketvirtadienį, ten pamatysit jau pilną treniruotę, kaip viską darau. Miega biški noris, jau ketvirtadienis. Pamatysit, pečius ir picą, kaip darau, žodžiu, kad čia tarškėt, žodžiu. Tai šiandien rastą praleisim, nes biški jaučias keliai ir šiaip tiesiog, jeigu šiandien padarysiu rastą, tai rytoj traukų sunkiau nebepadarysiu tikrai, nes skaudės. O jeigu darysiu per skausmą, tai dar savaitę, 2 ir, kaip sakant, aš jau iškrentu iš rikiuotės ir viso gero mano sezonui. Todėl biški atsargiai saugom, kol dar ne sezonas, kai bus sezonas. Tada jau nebesaugas man jau, nes nebebus iš ką rinktis. Hebra, naujas pratimas. Now the sword is in
8 praėjau, eisiu dar 9, pasibandysiu. Bet tik kad sunkiai eina pečiai, tie kažkaip labai silpni matai. Cause I've been kicked when I'm so down, too much until it's numb, and there's nobody can steal my fire, nobody can steal my soul, nobody can steal my soul. Nosį prabraukit. Nobody can steal my fire, nobody can steal my soul, nobody can steal my soul. Tiesa, ant pažiūrų. Kas всё, kitą pratimą daryti. Jam reiks sportuoti, jisai čia vaikšta parusius. Irgi išėjo tulkam. Kiek vaja būtų, yra? Arčiauko parodys. Čia mane filmuoji? Čia man kalbėt? Ką? Jo? Dabar biškis svoris paauga, bet auga ne raumenys, atpilvas. Žodžiu, pilvas pradėjo auga svoris, bet auga tik pilvas. Kaip čia gaunas? Kad tu virsti tikru galiūnu. O. Tai va, dabar auginam pilvą, nes raumenys kiti neauga, tik pilvas. Tiek jau šauks didelis pilvas, augs raumenys, nes reiks nešioti sunku pilvą, tai čia logiška, kaip ir sakyčiau. Kodėl galiūnų būti verta, pats didžiausias, geriausias dalykas. Bet tikras galiūnas tik su dideliu pilvu. Gali pasidėti, pasidėti, telefų žiūrėti, ten maistų pasidėti, nu toks nešiojimas padėkliukas būna. Linkėjimai daug. Linkėjimų vakaras. Žodžiu, pasidarysim taip, pasiėmam po 15 kilogramų, tai greičiausiai padarysim 8 ir taip mažėsim iki galo, arba, nu, kažkaip panašiai. Pradėsime nuo 15 kilogramų. Jeigu ten 8 nepadarysiu, tai... O čia palauk, čia yra 15. Nu, taigi gerai, tai pasakyti, užtenka, kągi jiegi durniais nesupranta. Pažįsta skaičių, jie pasakyti jam reikia, nemoka skaityti. Štai kačiokai, va tokie va, begalviai, šitie gelažiai, tik mata, nieka, nesupranta, aš nesuprantu, kaip jie nesupranta. Nu, aš irgi toks pat durnėlis. Gerai, turime 8 nebuvo labai sunkus. Jau 8 buvo sunkiau. Pa 2,5 mažinam. Varam kebabų po salę. Tie 8 dar sunkiau, dar juokina. If you try to take it away from me, I hope you're out for a fight. Kaip įspūdžiai, ar patiko?
Paskutinis jau 15 padariau čia pitakų. Rankas, kaip nebe rankas. Kaip kojas? Kojas. Šiaip skauda jau. Skauda alga, berniok. Va. Papą sutraukė. Taip daugiau nedarysiu. Užtenka. Jūs geriau irgi taip nedarykit. Nebent esat kultūristai. Jums reikia. Jums tada jūs darykit. Visi kiti tai nedarykit. Partuokit ant pilvą, kad galėtume daiktus atdėti. Trenirovka baigta. Penktadienis ir vėl traukos. 200 praėjau 8 kartus. Tai traukės nei per daug sunkiai, nei per daug lengvai. Po to ėjau 220. Šiaip traukės tikrai jau pasunkiai paskutiniai pakartojimai. Nebuvo lengva. Galite pažiūrėti visą seriją likusią. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim, kai susitiksim. Arba po porą savaičių, arba po mėnesio, arba kažkada. Tai iki.